Labas, brangieji, kaip sakome. Ai, aš žinau, kaip čia sakoma šitokiais atvejais. Bonjour, nes mes, mano, iškės Elzytė, pasimajok Elzytė. Mesgi, kaip sakant, esame dabar dviračių sostiniai, ne kokiai Kopenhagenai, taip sakant. O mes nusprendėm, kad dviračių sostinė yra kas pas mus, Elzytė? Paryžius. Bet aišku, kai pradėjau filmuoti, tai visi ten gale, visi kažkur nuvažiavo. Čia, reiškia, kažkur palei Luvrą mes dabar vaikštam. Tai vienu žodžiu, brangieji, važinėkime dviračiais, mūsų kol kas toks supratimas yra apie tai. Štai su mergina viduriu kelio. Barkčik su dviratuku. Reiškia, sitibė, taip sakant. Ir važiuokit, mašinos stovi, su dviračiu. Nu tai tai smagaus, taip sakant, visi įsigyti. Ir vėl kažkur prabėgo, nepastebėjom. To išdarim parodysi. O jeigu netikit, dar paspirtukai. O, atsiprašau, kaip tik bešnekėdamas užkirtau žmogui. Kam dviratininkui pravažiavimą? Nu, vienu žodžiu, užknisė čia juodai. Visi su tais dviračiais. Darbas su dviračiu. Nu, taip sakant, jeigu aš pradėsiu rodyti, tai aš nieko. O dar su dviračiu, aš nieko jums nepapasakosiu, nes nėra ką mums papasakoti dar, nes, sakant, pirmos akimirkos ant šito pavyzdžio. Ir taip, žiūrėkit, su kokiu juokingu žaliu važiuoja. Ir šiukšlių mašina. Nu ir vėl dviratis. Tai vienu žodžiu, aš jeigu, matot, važiuoja. Jeigu nieko negaliu pasakyti, vienės važiuoja vien tik tai dviračiai. Nu, aš užkniso tas Paryžius su savo dviračiais. Ne. Atsibodot viso gero. Jei sako, ne, man taip.